Atradome labai įdomų orchidėjinį augalą, skiautalūpį, kuris vienintelis iš šitos skiautalūpių genties turi tokius purpurinius žiedus, tokios spalvos. Skiautalūpių yra 5-6 rūšis, turbūt niekas tiksliai nežino, dar nenustatyta Lietuvos augalijoje, ir visi turi neraudonus žiedus, būtent neraudonus, ten įvairius. O čia jis išsiskiria raudonai žiedais, tamsialapis skiautalūpis. Lapai labai įvairuoja, jeigu auga saulėkaitoje, visą laiką saulė šviečia, va kaip šitas, yra žali, kaip normalus, bet jeigu ten, kur pavėsyje, yra daug tamsesnė. Gal todėl vadinamas tamsialapis skiautalūpis. Aš tai jį pavadinčiau raudonžiedžiu, todėl kad jis yra vienintelis iš visų skiautalūpių raudonai žydintis. Jis pasirenka tokias vietas, kur kiti skiautalūpiai nenori augti. Čia yra smėlinga žemė, čia yra kalno šlaitas, kur mes dabar esame, ir apačioj yra smėlis. Mes esame pušynė grinai, niekas nenori augti, tik tai pušis, ir štai šitas tamsialapis skiautalūpis. Tai jį rasime smėlyje, ten, kur saulė visą laiką šildo. Mes rasime netgi pajūrio kopose prie Baltijos jūros, net Palangos miesto ribose jisai žydi ir auga. Yra ežerų pakrantėse, bet vėlgi reikia, kad ten būtų nemažai smėlio dirvožemyje. Jeigu pasižiūrėti iš arti, tai matyti, kad apatiniame žiedlapyje, tai yra vadinamoje žiedo lūpoje, yra įdubimas ir ten kažkas žiba. Kiekviename žiede žiba nektaras. Nektaras, jis, kai saulė šviečia, tiesiog spindi. Tai vabzdeliai įvairūs, muselės, bitelės nedidelės, reiškia, šitą nektarą gali laižyti, bet tuo pačiu metu apdulkina ir žiedus. Įdomus ir pasiskirstimas Lietuvos teritorijoje. Sakysime, rytinis Lietuvos pakraštys, čia jo yra nemažai. Ignalinos rajonas, Zarasų rajonas, bet jau aukščiau, šiauriau Zarasų rajono lyg ir neberandama ir niekada nebuvo rasta. Bet teko man rasti visiškai tarp Zarasų ir Rokiškio rajono ribų šitą skiautalūpį, tai vadinasi ten pats šiaurinis taškas. Kodėl taip yra, tai neaišku, galbūt dėl temperatūrų. Ir pajūris. O, sakysime, vidurio Lietuvoje, kur labai derlingi dirvožemiai, Suvalkijos žemės derlingos, ten šitas skiautalūpis nenori augti. Jam reikia skurdaus dirvožemio. Keista, bet taip yra. Mes dabar apžiūrinėjame ypatingą orchidėją. Jinai net išsiskiria iš savo kitų orchidėjų tarpo, iš kitų rūšių tarpo savo tokią įdomybę, kad ji turi visiškai kitokius žiedus ir kitokį žiedo apdulkinimo procesą, reiškinį netgi galima pasakyti. Jeigu į kitus žiedus vabzdžiai nutupia ir ten randa arba neranda nektaro, bet išsineša žiedadulkes, tai čia taip pat išsineša žiedadulkes iš vieno žiedo, iš vieno augalo į kitą augalą. Ir taip perneša kryžmiškai žiedadulkes. Bet čia dar yra vienas dalykas, kad toks įdomus, kurio neturi, to reiškinio neturi jokia kita orchidėja mūsų Lietuvoje auganti. Žiedai išskiria vabzdžių patelių lytinius feromonus. Feromonai tai
tokia, liaudiškai tariant, tai to vabzdžiams juntamas kvapas. Tai sklinda, aiškia, molekulės tos ir vabzdžiai labai jautrus ir pajunta, mes tai negalim jų suuostyti, bet vabzdžiai patinėliai pajunta tuos feromonus ir galvoja, kad čia yra patelė kažkur tai jom. Ir atranda, žiūri žiedas, o žiedas tokios formos, kad jis labai panašus į, sakysim, tam tikrą bitę, tam tikrą vapsvą. Va, ir patinėliai iškart nutupia ant šito žiedo ir bando kopuliuoti. O panašumas į vapsdį, į kokią bitę ar vapsvą yra labai didelis. Netgi žiedas turi 2 ūselius, tarytum vapsdys, antenas tokias. Ir dar matyti viršuje tarytum akutės tokios, bet tai yra ne akutės, o polinijos vadinamos, kur 2 maišiukai, mažyčiai gelsvi maišiukai, kuriuose ofris sunokina žiedadulkes. Ir va tas patinėlis atsistojęs ant šito žiedo, nutūpęs ir bandydamas, reiškia, poruotis su šituo žiedu, pamato apgaulę, greitai pajunta tą apgaulę. Bet jis su savo pūkeliais ant galvos, šereliais, užkabina tas polinijas, tuos maišiukus geltonus, pilnus žiedadulkių ir išsineša. Polinijos yra tokie maišiukai, kurie iš karto saulėje greitai susprogsta, išdžiūsta ir kol bitė laksto, ieško kito žiedo, to žiedadulkės išdžiūsta. Ir kada nutupia ant kito augalo žiedo, jau žiedadulkės būna pasiruošusios pasilikti ant to naujo žiedo. Ir taip įvyksta apdulkinimas. Mes dabar stebim kaip tik įdomų dalyką. Vienais metais jie išaugo labai gausiai, šitoj pačioj vietoj, kurioje mes dabar žiūrime šitą augalą. O šiais metais mūsų nuostabai jų beveik nėra. Ką tai galėtų reikšti? Tai visi žinom, kad sodai, ten vaismedžiai pramečiuoja savo derliumi. Tai mes žinom ten kas 2 metai, kas 3 metai, o šitie pramečiuoja. Visi gegužraibiniai augalai pramečiuoja. Bet ofris visiškai nežinoma, kiek jis, jeigu pernai žydėjo stipriai, jų buvo daug, o šįmet jų nėra. Kodėl? Tai vadinasi, pernykščiai žydėję augalai šįmet ilsisi ir jie neišdygo netgi, o išdygo tie, kurie pernai ilsėjosi. Bet kas pasakys, kiek metų ilsisi po žeme ir po kiek metų vėl išdygsta ir žydi, tai yra sunku. Pavyzdžiui, reiktų kokį 20 metų iš eilės sužymėti augalus su kažkokiais tai žymėm, kurie 20 metų neišnyktų, kiekvieną kartą ateini ir žiūri, ar tas augalas, ar tas individas būtent, ar jis jau išdygo, ar neišdygo. Ir tada, sakysime, dabar žydintys augalai, šitie augalai, būtent šitie individai, kada vėl pražydės? Kaip tai padaryti? Tai reikia 20 metų, 15 metų, gal ir daugiau tokių tyrimų, skrupulingų tyrimų, tada sužinosi. Tai toks lėtas ir ilgas orchidėjų tyrinėjimo menas. Graži ir puošni baltijinė gegūnė. Jinai Lietuvoje yra labai dažna. Priklausomai nuo to, kiek jį gauna šviesos, tai žiedų spalva keičiasi. Jeigu visą dieną šviečia saulė ant jos, tai bus labai intensyvūs purpuriniai žiedai, raudonai violetiniai, o dabar, kur mes šitą radom, pusę dienos čia yra šešėliai ir todėl jinai truputį blyški. Bet
Įdomi tai, kad jos gyvenamoji vieta, jos biotopas, jos augavietė, galima sakyti, nu, kur tik nori, tik tai smėlyje neauga. Auga tarpinio tipo pelkiai, auga aukštapelkiai, auga žemapelkiai, ten, kur vanduo ištisai, kur puplaiškiai auga, o puplaiškiai auga būtinai iš vandens. Va, ir jos labai gražiai tarpsta kartu ir drėgnose pievose, pamiškėse ir tik neauga smėlynuose. Ja atpažįstame irgi iš pagrindinio žiedlapio, tas, kur nulinkęs žemyn, vadinasi lūpa, ir jos forma šitos lūpos yra specifinė, pagal kurią galima pasakyti, kad tai būtent baltijinė gegūnė. Įdomu tai, kad vakarų Europoje nelabai pripažįsta ją už rūšį ir jau ten už Lenkijos link Vokietijos jau šita atseit nebeauga. Šitos rūšies beveik nebėra. Bet pavyzdžiui, čia Lietuvoje, Baltarusijoje pripažįsta šią rūšį ir tolyn eina Rusija iki Uralo kalnų ir toliau, eina iki Sibirų. Tenai visur yra baltijinė gegūnė. Kitas gegūnės galima rasti, aišku, kitose vietose. O atskrido bitė, kokia graži kamanė. Ji reiškia renka nektarą, kurio yra labai mažai, bet ji greitai nuskrido, tačiau, aišku, ji nuskrido įsinešusi žiedadulkes ir nutūps ant kito augalo. Baltijinės gegūnės. Ir taip vyksta kryžminimasis. Kitose vietose auga kitos rūšys. Sakysim, mažoji gegužraibė, tai ji yra pievų, žemažolių pievų, kalneliuose, ganyklose. Labai dažnai galima rasti tūkstančius ir šimtus žydinčių tų mažųjų gegužraibių. Ir tai yra pats pirmasis turbūt orchidėjų ieškojimo džiaugsmas mažosios gegūnės, mažos gegužraibės, kadangi jos žydi jau gegužės mėnesį. Tada gali pievose ir drėgnose pievose, ir ne tik tai drėgnose, šalmuotosios gegužraibės. Tai vėlgi jų žiedas nepaprastai įdomus, tai kad turi šalmą. Šalmą tokį iš tikrųjų, kada žiūri į šalmuotosios gegužraibės žiedą, matosi, kad balsvas šitas vainiklapiai suaugę viršutinį ir sudaro šalmą. Tokį, kokį šalmą turėjo senovės Graikijos kariai. Ir botanikai taip pavadino orchis militaris. Militaris tai yra karinis, išvertus. Tada miškuose ir pelkėse auga dėmėtosios gegūnės, auga aukštosios gegūnės. Jos tarpusavy skiriasi žiedo forma ir labai nesunkiai. O lapai jų yra, kaip ir baltijinės gegūnės, yra smulkiai iš vienos pusės, būtinai iš vienos pusės dėmėti. Centrinėje Europoje, vakarų Europoje visur auga plačialapė gegūnė. Lietuvoje taip pat yra, mes ją turim nedaug, keletoje vietų, bet ta plačialapė gegūnė, baltijinė gegūnė virsta į plačialapę, virsta kabutėse, virsta į plačialapę gegūnę vakarų Europoje, nes taip pripažįsta botanikai. Mes dabar žiūrime į raudonąją gegūnę, kuri raudona, kaip ir priklauso, bet turi savo seserį dvynukę, galima taip pasakyti, nes abu stiebai, abu individai, abu augalai išaugę iš to paties šakniastiebio, žinoma. Va, nes beveik iš vieno taško, centimetras juos skiria.
Ir labai geras pavyzdys, tai kur yra raudonosios gegūnės baltažiedė forma, va čia jinai yra, skirti nuo gelsvažiedės gegūnės, kuri yra atskira rūšis. Na, Lietuvoje tikrai laikoma atskira rūšimi. Ir kaip jas atskirti? Žinoma, lapai tie patys, tiek gelsvažiedės gegūnės, tiek raudonosios lapai yra šviesiai žali, be dėmių. O žiedai ir žiedų forma labai panaši. Tačiau įdomu tai, kad štai raudonosios gegūnės baltažiedė forma, žiedų spalva yra beveik sniego baltumo. Ir kiek mes bežiūrėsime, ypač reikia žiūrėti į apatinę lūpą, kiek mes bežiūrėsime, vis tiek matysime geriausiu atveju truputį gelsvą tokį. O čia šituo atveju tai gelsvumo visiškai nėra. Čia visiškas baltumas, sniego baltumas, o gelsvažiedė kartais net labai ryškiai geltona apatinė lūpa. Tas apatinis vainiklapis netgi stipriai geltonas. Ir paprastai gelsvažiedės yra stambios, aukštos ir su storais stiebais. Tai va, galima lauko sąlygomis bent jau pirmai pradžiai atpažinti, kur yra raudonoji gegūnė žydinti baltai. Raiboji gegūnė. Daug ginčų dėl jos kyla tarp botanikų, tarp orchidėjų tyrinėtojų, dėl to, kad galbūt tai yra raudonoji gegūnė, o tokius lapus iš abiejų pusių dėmėtus ir gausiai kartais dėmėtus, gali būti, kad raudonosios gegūnės varietetas ar porūšis gali turėti, nes žiedai praktiškai tokie patys kaip raudonosios gegūnės, taip ir raibosios. Ir pagal formą, ir pagal apatinės lūpos formą ypač, pagal spalvas ir augimvietė sutampa abiejų. Ir todėl kyla ginčai, tačiau yra žinovų, kurie tikrai nusiteikia, kad tai yra atskira rūšis. Ir Lietuvoje taip pat yra pripažįstama, kad tai yra atskira rūšis. Ir nelabai seniai jinai dar fiksuota, atrasta, kažkas 20 amžiaus antroje pusėje. Va, ir tai buvo didžiulė retenybė ją surasti. Bet dabar, kada ir žmonių, kurie domisi orchidėjiniais augalais, atsirado daugiau ir specialistų atsirado daugiau, tai pradėjo pastebėti ją, šitą rūšį. Ir jau daugelį vietų Lietuvoje raiboji gegūnė yra randama. Kartais lapai yra visiškai antiek dėmėti gausiai, kad jie nebeturi net žalios spalvos, o vien tik tai yra tamsiai rudai violetiniai, taip kaip šitos dėmės yra. Auga kartu su raudonąja gegūne, būtent šlapiose vietose, pelkėse, konkrečiau žemapelkėse, tarpinio tipo pelkėse. Gali augti labai drėgnose vietose ir gali miške augti, ir pavėsyje, ir po medžiais. Man teko rasti ir salose, ežerų salose, kur atrodo nieko ten daugiau nėra, ir pavėsis didelis, bet jos auga. Neteko rasti baltų žiedų, baltosios formos neteko rasti. Ir bent man jau neteko ir skaityti. Yra violetiniai žiedai. Matom gelsvažiedę gegūnę. Kaip ją atskirti nuo tos, kurią neseniai žiūrėjome,
kaip baltai žydi raudonoji gegūnė. Tai čia raudonoji ar gelsvažiedė. Žiūrime vėl į žiedą ir į apatinę lūpą ir apskritai į žiedo centrą žiūrime. Ir žiedo didžiąją dalį apima, žinoma, apatinis žiedlapis, apatinė lūpa. Šiuo atveju yra žaliai geltona spalva. Visas žiedo centras ir ypatingai šita apatinė lūpa, šitas žiedlapis yra žalsvai geltonas. Tai yra geras požymis. Štai mes dabar priėjom prie dvilapės blandies. Dvilapė blandis. Įdomus pavadinimas. Mūsų botanikai taip pakrikštėje, taip mes ir vadiname. Dvilapė todėl, kad turi du pagrindinius lapus, jie yra šviesiai žali, nedėmėti, platus ir visada du lapai. Čia lapeliai yra ant stiebo mažesni. Tačiau mus domina žiedynas. Žiedai yra visiškai balti. Tai nėra kokia nors albinosinė forma, kada kitos gegužraibės ir gegūnės būna kartais, labai retai būna visiškai baltus. Tai jau atradimas botaninis būna. O čia blandis dvilapė būna visada baltais žiedais. Jie turi stiprų, labai savotišką kvapą. Nors jeigu ilgai kvėpuotume, tai vargu ar neapsisuktų mums galva. Tikriausiai apsisuktų. Nes jie turi, kai tik tai vakaras artėja, tuo kvapas būna stipresnis, o naktį dar labiau. Kodėl? Todėl, kad su kvapu jinai vilioja naktinius drugius. Ir naktiniai drugiai, tik tai naktiniai drugiai gali siurbti iš jos nektarą, nes pentinas, kiekvieno žiedo pentinas, va toks darinys yra, jis pilnas nektaro, ten galiukė yra nektaras saldus ir drugiai išsiurbė su savo straubliukais labai ilgais, išsiurbė tą nektarą. O kvapu privilioja tuos drugius ir šitaip drugiai perneša žiedavilkės nuo vieno augalo žiedų į kitą augalą žiedų. Čia yra gamtos taip sutvarkyta ir sustyguota labai protingai. Kita rūšis yra rūšis dvynė, žalsvažiedė blandis. Tai jos žiedai yra stambesni, turi žalsvą atspalvį, ne taip kaip va šita visiškai balta kaip sniegas, bet žalsvas atspalvis. Taip pat labai kvepia, taip pat naktimis kvapas atsipalaiduoja, bet auga jie kitose augimvietėse negu kad dvilapė blandis, kurie auga va čia mes pelkėje, tarp kiminų jinai išaugusi, kitose vietose labai dažnai auga beržynėliuose, pamiškėse, laukų giraitėse ir taip toliau. Ji nėra labai reta, bet ji labai įdomi, kai kuriuose tautose jinai laikoma svarbiu vaistiniu augalu. Ačiū Dievui, pas mus šito nėra, žmonės jos nepažįsta, jos nevartoja ir nenaikina. Tai sunku atskirti, kur yra žalsvažiedė blandis, kur yra dvilapė blandis. Žinoma, jeigu žinai, tai pasižiūri į žiedą ir supranti, kad čia yra dvilapė blandis. Pasižiūri į žalsvažiedį ir žiūri, taigi čia žalsvažiedė, nes dulkinės ten viską parodo ir pasako. Tarp kitų ir žiedai žalsvažiedės yra daug stambesni negu šitie.